Bagackis leido laiką su šeima, žmona Ilze ir 2 sūnumis. Fred Edvards. 39 metų Ilzė yra advokatė ir dirba Rygoje, todėl negali nuolat gyventi Kaune. Bagackio vyresnysis sūnus pasiryžęs išmokti lietuviškai, lankyti lietuvišką mokyklą ir atsikraustyti į Kauną. Čia Bagackis pradeda trenerio karjerą. Когда я стал тренером, то мне несколько коллег позвонили. Kai tapau treneriu, keli kolegos paskambino ir pasakė: sveikas atvykęs į Nemigos naktų klubą. Немножко буду спать, немножко не буду спать, знаю себя. Truputį miegosiu, truputį nemiegosiu, galvoje visada yra minčių. Ir žaidėjams po rungtynių nėra lengva užmigti. Nesvarbu, ar geros rungtynės ar blogos, emocijų daug. Kaip sakoma, atsuki juostą atgal, permastai ir laikas praeina. Būtinai pamiegosiu. Šeštadienio vakaras. Keli Žalgirio krepšininkai susirinko viename kambaryje ir iki vidurnakčio žaidė kompiuterinius žaidimus. Prancūzai žaidžia su brazilais vis dėlto. Jie nešneka apie artėjančią dvikovą su Lietuvos Rytu, bet iš galvos minčių išmesti negali. Tokioms rungtynėms nereikia papildomos motyvacijos, pokalbių. Žaidėjai jau žino ir yra pasiruošę gerokai anksčiau. Jie vienas kitą gerai pažįsta, todėl šios rungtynės dažniausiai įdomios ne tik dėl rezultato. Ir rungtynių kokybė gera.